Taip, laba diena, laba diena. Dublis numeris 2 Mariui pokalbis. Jeigu ką, žiūrėsit mūsų kanale pokalbius, tai prieš tai vienas, dabar ir 2 po to, tai Mariui čia iš eilės. Tai jeigu biškį padūsos, nekreipkit dėmesio. Tai Ketvirtam jau na, toks pavargęs atsakinėsiu. nieko, čia šokinės merginos už kadro, biškį nuotaiką palaikyti. Tai mes nutarėm pasikalbėti tokią temą, kur kaip ir esam kolegos šituose vartuose. Marius yra Shopify, tu vadini save specialistu ar ekspertu? Ką aš žinau, ne Nu, taip, ne taip, nu, bet tai žiūrint, ką, jeigu specialistas sako darbą daro, ekspertas mokina, ne? Rodo gal klaidas. nesakyčiau, kad ekspertas Tai dar ir labai dažnai. taip, gal žiūrint kam gal. Jo. O Shopify, o aš Etsy ir Hostinger Builderis. Tai tie, kas susidūrė su svetainių kūrimu, daugiau, sakykim, e-komercija, tai tikriausiai turit savo nuomonę. Aš irgi ją turiu, Marius irgi ją turi. Tai mes ją pasidalinsim, bet čia galbūt svarbu tas, kad ne kuri platforma yra geresnė daryti e-komerciją, bet suprasti skirtumus, ane? Tai čia mes tikrai sutarėm. Tai gal tu gali, Mariau, pasidalinti iš savo pusės. O tu, tarp kitko, be Shopify'aus esi su kokiom kitom platformom Esu daręs, bandęs, su dirbęs, ką esi bandęs? WooCommerce dirbęs, nedaug iš tikrųjų. Labiau gal su WooCommerce dirbęs iš to, kad nu, prisilietęs prie Bet klientų WooCommerce čia parduotuvių. WordPress'ui, ane? Jo, Mhm. WordPress'as iš esmės. Mhm. Prisilietęs ir matęs iš vidaus, su kuom žmonės nu, tiesiog nesusitvarko, kokias problemas turi ir panašiai. Kad taip nuo nulio kūręs parduotuvę, tai pagrindė ant Shopify'aus esu tiktais daręs. Nu, gal Mhm. kažkada bandžiau dar ant Wix'o kažką tai daryti. Tai, Taip, Wix'as šiaip į Hostingerį labai panašus yra, bet jo. šiaip aš, tarp kitko, neseniai vieną klientę turėjau, jinai atėjo pas mane ir Shopify'ui, ten reikia vieną dalyką pažiūrėti, aš niekada nebuvau prieš tai buvus, nu, atidariau ir suradau. Tai gana panaši ta logika, daug Logika, jo. beko, bet aišku, ten Shopify'us daug daugiau visko, tai čia mes irgi padiskutuosim. O kokie, vat tada pereinant, po to mes gal labiau pabrėšim tuos skirtumus, kam kas, bet kokie, kai pas tave ateina klientai, tu anksčiau sakei, kurdavai daugiau parduotuvės, dabar nelabai, ar ne? Bet vat kokie jie ateidavo, su kokiu poreikiu ir kodėl jie būtent Shopify'aus norėdavo? Ar būdavo bandę su kitom platformom, ar perkelt, ar naujai kurt, ta prasme, Dažniausiai, kodėl Shopify? dažniausiai tai dabar būna, kad jau perkelt žmonės iš Shopify'ų nori. Iš kur perkelia? Iš WooCommerce'o to pačio dažnai pasitaiko iš Hostingerio. Nu, dar būna yra ten kažkas iš senų laikų, kokia Verskis turi ten tą platformos. Tai esmė tokia, kad dažniausiai, nu, Shopify'us, aišku, jinai kaip ir didžiausia platforma, nu, WooCommerce'as galbūt dar didesnis, kadangi jis yra open source, nemokamas, ane, įrankis, o Shopify mokamas, bet daugiausiai augantis yra Shopify ir faktas, kad jie į tai daugiausiai pinigų skiria, tai ir marketingas, ir pačios platformos tobulinimas, ir yra visos bendruomenės, ir žmonės tiesiog susižavi tom, kad nu, pereiti į kažkokį tai rimtesnį tą įrankį. Jiem tai visų pirma yra tas vardas, kad yra žinomas labai gerai ir Taip, reputacija, taip. ta tokia įvaizdis platformos, tai net teisingai suprantu, kad kartais net žmonės nežinodami platformos subtilybių, va Shopify'us ta prasme, jeigu čia platformą galima dar vadinti, va tau klausimas, jie tiesiog iš to labiausiai renkasi labiausiai žinomą. Taip, nes, nu, turbūt saugiausias variantas yra, nu, tai jeigu tu žinai, kad daug sėkmingų yra parduotuvių ant Shopify padarytos, tu matai tos sėkmės istorijas, matai tos screenshotus, kur ten milijoninės apyvartos iš Taip. Shopify dashboardų, tai tu natūraliai Tai darysi man ant atrodo, per Shopify. Black Friday jie turi tą, ne, kur rodo, kaip Taip, Shopify kiek pardavimai vyksta pardavimų. visam pasauly, ten Taip. milijardais eina. Mhm. Kitas Bet vat iš dalykas, klientų vat poreikio, jeigu jo. nežinau, ką dabar norėjau pasakyti, iš klientų vat poreikio, vat ką sako klientai, ką tu girdi, kai jie ateina ir jie nori Shopify'uje darytis. E, Be to vardo, sakykim, žinomumo. Nu, tai tiesiog nori to lengvesnio parduotuvės administravimo, nori galbūt patys daugiau viską ten tvarkytis, nes Shopify'us yra toksai, e,
Yra, aišku, niuansai tam tikri, bet jisai yra padarytas taip, kad kiekvienas, žinai, žmogus galėtų susikurti parduotuvę, jam nereikia programavimo žinių, jam Nu, nereikia čia dar klausimas, aš čia, nereikia žinai, kažkokių tų pas mane, kai ateina, sako, sudėtinga. Bet čia vėlgi, e, žiūrint į, žinai, nu, tai nu, taip, tas šiek tiek tu turi techninis suvokimas šiek tiek turi pasigilinti būti. tam tikrus dalykus, bet ten irgi yra tas drag and drop ir, nu, ta prasme, susidėlioji ir pasidarai. Jeigu tu nori ten jau paskui lysti giliau, kad kažkokius sprendimus pasidaryti, nu, ten įsidėt kaip pavyzdys kažkokį ten countdown timerį, laikroduką ar dar kažką. Tai turi pasigilinti, ne kokią ten įskiepį įsidėti ar kažką panašiai. Bet tai yra palyginti daug lengviau, jeigu tas pats žmogus nueitų ir ant WordPresso pabandytų kažką Taip, susikurt, nes ten iš viso yra, nu, ta košmaras. prasme, atsidarai kaip 90-ųjų kažkokį webą, kur neaišku net kur tau O tai spaust toliau, kodėl jie vis tiek didžiausia yra, aš nesuprantu, ta nes prasme. nemokama. Bet tai, Nes nu, nemokama nemokamai pradėti, bet ten vis nuos... tiek, ta prasme, po to išsipirkti ten templeitus, pluginus, tai ten Nu, tai jo, tai bet kainuoja. ten išsiperki vieną kartą. Tie patys pluginai, pavyzdžiui, jie yra ten dažniausiai kažkoks vienkartinis mokestis, tai nusipirki, įsidedi ir viskas. Kai tuo tarpu Shopify yra mėnesinis mokestis už platformą, tada mėnesinis Abonementas, ane? kažkokius Mhm. subscriptionas kažkokio to plugino, ir ten, nu, susideda tų Mhm. pinigų. Tai O ir komisinius kažkokius, ar ima Shopify komisą kažkokį ar ne? taip, tai tenais, nu, dabar tai yra Shopify Payments, tai jau už mokėjimus nebėra komisų, nes tiesiog jie Mm, per jų platformą vykdomi mokėjimai, tai jie pasiema, nu, kas Stripe'as pasimtų, tai taip, pasiema Shopify Payments, okei. nes anksčiau dar būdavo procentukas plus nuo pardavimo, Mhm, tai dabar šito nėra. Tai, okei. Tai, aš iš savo pusės pasidalinsiu, kad, šiek tiek, anksčiau esu dirbusi su Viksu, su WooCommerce tai ne, prie WordPresso buvau prisilietus, bet be šopo, tai man jo. ten, no no. Nes, nu, aš galvoju, kad gal ir tai viskas okei su ta platforma, bet ten jau, nu, ta prasme, turi būt tavo darbas tą daryti ir, aš nenoriu, Nu, va, mokintis reikia ten kurti belenkiek. kažkokį, Taip, taip, tai taip, jau turi, tokiam, jo. nu, taip, jau ten man per sudėtinga. Tai ir aš, su hostingeriu pradėjau, prieš berods, dabar man atrodo neseniai žiūrėjau subscriptioną, kada aš ten buvau pirkus, tai, nu, ta prasme, tą planą ten metams dviems, tai 22 metais, nu, tai va bus 4 metai, rugsėjais, man atrodo, buvo. Aš tada sugalvojau greitai pasidaryti, net tokius buvau sukūrus planuoklius su Canva ir norėjau savo auditorijai tiesiog padovanoti juos ir man reikėjo juos kažkur įdėti, tą ir free download. Tai tada buvo dar jie Zairo, turėjau, nu, Mhm. hostingo buvo brandas Zairo atskiras, Zero vadinasi, ir, jie po to, kaip sakyt, kilino šitą brandą ir pakišo po hostingerio bendrai stogo ir kažkas buvo, kad priėmė, kad jau čia išeina, nebebus šito, jie tiesiog, nu, pasikeitė vardą atgal į hostingerą ir kaip tik pradėjau labiau tobulinti tą įrankį, tai vat aš tada likau. Ir man imponavo tai, kad aš labai greitai galėjau susikurt svetainę, ta prasme, nu, neturėdama kažkokių žinių, ten per kelias realiai valandas per vakarą aš atsisėdau, pasidariau, ten, žinai, tas titulinis puslapis, produktų puslapis, apie, ten, nu, vat, greitai susibildinau ir aš turiu svetainę veikia, jau pirmi pardavimai man krenta tą pačią dieną. Tai ten downloadsai buvo nemokamai, man atrodo, po to už kelis euriukus, atsimenu, buvo. Ir po to aš kai pradėjau labiau į Etsy veiklą, tai ta svetainė pradėjo tobulėti, jau ten, žodžiu, Etsy daugiau atsirado ir kažkaip augo aš su jais. Ir tada jau kiti projektai, kur park noriu daugiau ir kažkaip tai, nu, kurgi daryti, jeigu ne ten pat žinai, kai viską žinai. Taip. Tai tiesiog, į planą įeina ten gal tuo metu gal 100 vebsaitų įėjo, dabar man atrodo 50, jeigu neklystu. Už tą patį hostingo plano mokestį tu ten gali tų vebsaitų kiek nori, vat, nu, ta prasme daug kurtis. Tai tiesiog žinai, persidarei ir kažkaip atrodo, nu, kam judėti kažkur, jeigu čia gerai, nes, nu, pas mane nėra tos e-komercijos didelio poreikio. Bet va dabar, kai mes, pavyzdžiui, esame, platformoj, darom konsultacijas, tu su Shopify, aš su Hostinger, kažkada per webinarą buvo klausimas, atsimenu, tai yra man tas, pavyzdžiui, toksai ryškus slenkstis, kad aš, sakykim, žmogui sakau, kad, Hostinger builderis netinka. Nors jisai, ta prasme, mano akimis yra, nu, žiauriai lengvas, tai dar paprasčiau už Shopify'ų, ten dar mažiau visko, bet su tuo mažiau visko ir mažiau galimybių, žinai. Tai vat aš sakau, jeigu planas yra, turėti, susikurti sau darbo vietą, ten papildomas pajamas, kažkokį savo mini versliuką ir pats žmogus vienas dirba jame,
pilnai užtenka hostingerio. Jeigu neklystu, 1000 produktų eina e-commerce turėti. Tai mokėjimo būdai yra, ten galimybės irgi, ko nėra, tai su kodu galima, su kodu įsidėti kažkokių dizaino elementų ir panašiai. Bet jau jeigu sako, ten mano, žinai, prekių ten jau tie SKU numeriukai, ten jau Excelį įsikelsiu ir pradeda pasakot šimtais ir tūkstančiais ten importavimais, valdymu, e-commerce'u ir ten komanda dirba. Ne, tada jau eikit į Shopify'ų arba ten WooCommerce gal kažkas dirba. Tai va tas toksai man labai ryškus slenkstis, kokioj galbūt stadijoj dabar yra, jeigu ne naujas startas ir kokios ambicijos ir kokie planai. Tai jeigu ambicijos, gal startas vienas žmogus, bet jis turi ambiciją, žinai, brendą išvystyt, didesnį biznį padaryt, tai gal tada iš karto į Shopify'ų geriau. Tai man va šičia labai atsiskiria. Tu matytum dar kažkokių va tokių skirtumų? Jo, gal aš neskirstyčiau taip pagal SKU skaičių, nes labai yra daug sėkmingų ir ten vieno produkto brandų Taip, ant taip. Shopify'aus padarytų. E, Ne, Čia, tai aš nesakau, kad jeigu jo, mažai, tai tik į jo, hostingerį, bet jeigu daug, tai tada taip, taip, tik į taip, taip. Shopify. Čia tas, žinai, kad jau E, hostingeris ne tik jeigu daug produktų, kad jeigu vieno produkto, tai jis, taip, gali bet kur būt. Jo, tai Shopify'us, jisai iš viso, jisai nuo pat pradžių kurtas yra komercijai, tai yra kaip parduotuvė, ne kaip kažkoks web builderis, kur ten bet kokią svetainę gali susikurti. Ten yra tik tai parduotuvė ir jisai yra labiau ne tik tai, kad web builderis, bet jisai yra visa komercinė platforma, kur yra sekimas likučių, jeigu nori, sandėlių, virtualūs sandėliai, Tas visas valdymas, visas, e-mailo marketingas, produktų. labai daug yra integracijų, su kuom tu nori, su Etsy, su Amazonu, su kažkuom. Yra visa analitika, kur tu analizuoji savo pardavimus, pjūvius per, nežinau, per šalis, per produktus, per klientus. Viskas, ko iš esmės nieko nėra WooCommerce ir nelabai ir kiti Jo. builderiai turi, nes jie nėra orientuoti grinai į, ten gal kokie PrestaShopai, gal kažką turi, nežinau. Tai va, tai vienas dalykas, dėl ko reiktų iškart pagalvoti, ar tau to reikia. Ir dažniausiai žmonės, kurie pradeda komercijos verslą anksčiau ar vėliau, jeigu jie, sėkmingai jiems pradeda Auga. to reikėti. Taip. Kitas dalykas, tarkim, kažkokius, čia tas tai irgi, aišku, gali turbūt ir kituose pasidaryti, bet lengvai pasikeis tam tikrus dalykus. Pavyzdžiui, sugalvoji, kad man reikia, nežinau, kažkoks banglų, upsellų įskiepis, kur Shopify, kadangi daug yra sėkmės istorijų, daug didelių brandų ant Shopify'us ir daug yra tų programėlių kūrėjų įskiepių, kurie bando optimizuoti komerciją. Jie dirba ant to ir ten yra daug tų appsų, kurie padeda optimizuoti ten konversijas ar dar kažką tais. Tai tu ten lengvai gali tą pasimti. Jeigu tau reikėtų ant hostingerio, pavyzdžiui, pasidaryti kažkokį banglus, kur ten prisidėti papildomai kažkokius produktus, arba nemokamai Šiaip tai yra tus produktų, kad tarsi gali banglus daryti, ten tų variantų, bet tokių, kaip, pavyzdžiui, įskiepių, pavyzdžiui, tavo brolis, ten turi irgi startuolį, kur skambina, abandoned cart skambina, tu gali Shopify'ui nusipirkti subscriptioną to įskiepio ir tada tą papildomą poreikį funkcijos patenkinti su tais įskiepiais. Arba, pavyzdžiui, krepšelėje ten noriu parodyti kažkokią, tipo liniją, kiek dar liko iki nemokamo shippingo, pasiūlyti kažkokius tai papildomus produktus pačiam krepšelį. Tokių e-komercijos, tų pardavimo didinimo, krepšelio didinimo, konversijos didinimo sprendimų. Tai jie yra visi vystomi būtent ant Shopify'us, nes tai yra pagrindinė komercijos platforma. Tai dėl to anksčiau ar vėliau jie supranta, kad jiems to reikia, nes prisižiūrė kažkokių sėkmingų parduotuvių ir sako, man reikia tai pasidaryti, bet aš ant šitos platformos nežinau, kaip pasidaryti ir nerandu medžiagos, kaip tai pasidaryti. Ir tada tu anksčiau ir vėliau pradedi galvoti, kad man reikia eiti visgi į Shopify. O tu negalvoji, kad su vibe kodinimu, bet ką jau galbūt, jo. Tai va čia klausimas, nes hostingerio, tai builderis, tai taip, jis yra tas praktiškas, toksai, žinai, kaip sakau, one man business, valdyti, nebūtinai one man, bet jis yra
taip, jisai nėra dideliam e-komercijos verslui, bet jie turi Horizon, kurio aš dar pati neišbandžiau, bet kai išbandysiu, kai panašiai Lovable, kur gali susivebkodint viską, tai aš manau, kad tu gali ir tą krepšelių variantą dar Mm, išsibandyt reikėtų, galbūt, aišku. jo, čia jajus daug Taip, šitoj bet ten vis vietoj tiek tu keičia. pats turėsi labai kurti iš to, žinai, tu turi žinot, kaip Tu kurti, žinai, žinai, tai jo. o Shopify, jeigu yra parodyta, paruošta, tu gali tiesiog, Taip, susisetapint tiesiog nes ir tu gali viskas. nesugalvoti tam tikrų Taip, sprendimų, nu, tu taip, turi taip, būt taip. specialistas, kad ane Koks tavo kažkoks suprast. mėgstamiausias dalykas apie Shopify, kažkoks ten, pavyzdžiui, funkcija kažkoks tai yra, kas, va, pavyzdžiui, vat dėl šito tu, čia tavo yra, žinai, perliukas, A, kur visada naudoji ir visiem klientam patari ir pats ten, pavyzdžiui, dievini. Yra toks dalykas kažkoks? nu, man labai patinka, kad, nu, ten yra tie markets, čia vėlgi gal kažkam aktualu, kažkam ne, bet realiai tu gali su viena paskyra turėti daug parduotuvių, nu, nedaug, jinai bus ta pati parduotuvė, bet išversta į lietuvių, į anglų, nežinau, į vokiečių kalbą, prijungti skirtingi domenai, ne, ten netgi kainas gali pasikoreguoti tam tikrose rinkose, kad jos būtų Mhm, aukštesnės, žemesnės, tu gali e, automatizuotai taip turėti, ane, parduotuvę įvairiom kalbom. Kas galbūt, mhm. tarkim, pasidaryt ant kitų galbūt ir Bet įmanoma, nesu bet išbandžius, ten yra em, kažkas hostingeriai, bet aš nesu išbandžius. Žinai, ką jie padarė dabar visai neseniai, irgi turėsiu susitikimą, tai prasibandysim. Tai padarė e-commerce, išnešė, kaip sakyt, kaip pavyzdžiui, sakykim, dabar aš turim Norint daugiau LT, Kurk Park LT, mano Nerinov LT. Tai yra 3 domenai su e-shopais, ne? mhm, Čia noriu daugiau, tai ten keli produktai, planas, atributika, Kurk Park irgi, o Nerinove mano kursai, ne? Tai bet ten atskiruose tuose vebsaituose atskiri e-shopai. Ką jie padarė? Jie padarė, sukūrė e-commerce, tada galima viską išsitraukti į tą vieną e-commerce, tai čia kažkas biškį panašaus. Ir iš to vieno e-commerce tu valdai visus produktus ir tada gali va šitą produktą nukreipt į ten ir ten ir ten, į TikToką, dar gali į kitur, į visur, į visus šaltinius. Ir tu realiai produktus valdai tam vienam e-commerce, mhm. užsakymus matai, tau nereikia, pavyzdžiui, vienas produktas keliuose e-shopuose, tau nereikia per kelis e-shopus Ja, daryt okei, pakeitimų, tu vienas vienoj vietoj toks. padarei Mhm, ir visur apdeitinasi. Tik vat galvoju, kaip tenai surinkom, nes čia yra visiška šita irgi naujiena. mhm. Bet ten aš suprantu, vis tik Shopify bus tobuliau, viskas geriau padaryta. Tai Jo, jau nes, ten nes seniai jie jau ant jie. to per daug šalių dirbo Mm. ant to, tai tas aišku, bendrai, pavyzdžiui, nu gerai, O daug tu vat mokesčių, klientų ne, turi, kurie. kažkokių mokesčių klausimai, Mhm. tarkim, PVM taikymas Vokietijoje, ten Va, kaip rinkos, PVM jau tai taikomas galvos skausmas Lietuvoje, daug kam ten šitas dar, o ten dalykas. viskas automatiškai sužymi Tau nereikia varnelį, kad galvoti nieko. rink PVM, žinai, Vokietijoje, ten Europoje ir yra viskas automatiškai O gerai, pritaikomas o tas tai kaip dalykas. sumokamas, va čia toksai labai skausmingas dalykas kitiem, kur, nesutvarko, tai platforma pati sutvarko, Shopify'us paima PVMą ir jis sumoka, pavyzdžiui, Vokietijoje? Ne, tai čia tavo Tai buhalterija va. turi registruotis ten tą OSS numerį, Taip, ane, ir taip, ten taip, taip, taip. deklaruot. Tai čia jau yra atskiri dalykai, bet tai padeda buhalterijai, nes bent jau iš parduotuvės ateina Mhm. duomenys, kur jau pardavimas, pavyzdžiui, su 19% PVM Vokietijoje Išsitraukia iš karto, tvarkingai ane? yra padarytas visas. Tai va. Tai tokie dalykai, šiaip bendrai gal Shopify'us man dar patinka dėl to, kad nu, dizainas parduotuvių, aišku, tų temų, tų vadinamų Mhm. šablonų pasirinkimų turbūt yra ir ant hostingerio, nežinau, yra. Jo, gali šiaip į Ir, hostingerį galima rinktis paruoštas arba irgi iš jo, pradžioj parašai dirbtiniu intelektu, jis paruošia tau tokį pradinį variantą ir jį tada jo. redaguojasi. Tai Bet yra Shopify tų ribojimų, kur, yra, pavyzdžiui, aš norėčiau truputėlį, pavyzdžiui, kaip krepšelio ženkliukas, žinai, kaip jo. atrodo, yra vienas variantas ir tiktai mini, vidutinis ir didelis, ženkliukas. O jaučiu Shopify tai yra daugiau, ane? Shopify, jeigu tu įimi nemokamas temas, tai jos yra irgi ten, jų nėra daug, ten Mhm. gal 15 ar kažkas tokio. A, Ir, tai hostingerį daugiau, ne? ir jos tokios, kokios Taip, yra taip, ir taip. viskas. Bet yra begalės daug, ką tu gali nusipirkti ir, nu, Shopify, žinai, jis turi tą marketplace'ą tiek programėlėm kurt, kur Mhm. tu gali sukurt kažkokią programėlę ir iki milijonų pardavimų tu net nieko nemokė Shopify, tu visus pinigus pasiėmė, ne? Tai labai yra skatinama visus kurti. Mhm. Tas pats yra ir su temom.
Taip. tai visokie dizaineriai, viskas ten. Ai, ta prasme turiu omeny, kad tu gali kurti programėlę ir Taip, temą, talpinti ją Shopify'ui, taip, kiti perka arba subscribina ir tu taip. gauni Ir tu pinigus. gauni O, pinigus. Tai okey. pavyzdžiui, tai yra, kas dirba ant tų temų, ane, ir jų yra pridaryta kokių tik nori. Aišku, jos ten Mhm. gali kainuoti nuo 100 ten iki 400 kokių. Vienkartinis mokestis, bet jos, nu, gali būt, pavyzdžiui, tu prekiauji kažkokią juvelyriką, pasirenki, kad tai jewelry ir išmes tau Tau ten 100 rekomenduojama, temų ane? ir tu tik dizainą Taip. pasirenki ir tu jau turi super profesionaliai atrodančią parduotuvę. Mhm. Tai tas irgi, vat, tiems, kas, nu, galbūt neturi kažkokių to dizaino sugebėjimų ar Taip. ten parinkt spalvas ar dar kažką, tai nereik sukt galvos, nes ten šriftai, spalvos, viskas parinkta, tu tiktai susikeli savo Bet tu produktus, turi vis tiek banerius. galimybę, lankstumą koreguot, Taip, ką tu nori, ten ane? gali išjungti, jungt, ką Mhm. nori, paslėpt, ane, dasidėt kažkokius blokus. Netgi dabar irgi yra, kad su AI parašai, papromptini ir Shopify Taip. AI gali sukurti tau ten tą bloką kažkokį. Mhm. Bet tu jau turi tą visą branduolį, dizainą, visą jau išdirbtą tikrai gerai. Tai Mhm. va tas dar dalykas labai fainai. Jo, bet dabar dar pakalbėkim, kadangi čia tik labai prigyrei, žinai, Shopify'u aš hostingerį bandžiau. Tai apie tą dalyką, ką prieš jungiant kamerą mes kalbėjom, kad iššovė Shopify'us strėlę į veipintojus, ane, kur, nu, e-commerce, kurie veipus pardavinėja ir, kaip sakyt, tai jiem atjungė websaitus ar kaip, ta prasme, ar kažkokį Taip, jie terminą tiesiog davė? iškomunikavo, kad nuo ten, nežinau, čia Mhm. birželį ar kažkada buvo, kad nuo tam tikros dienos mes nebedirbsim su vape Tai bet kaip tai produktais. taip Ir techniškai tai atrodo, jie reiškia, kad tiesiog, tu turi, deaktyvuoja ir jie taip, išsikelia, tada tu turi turi iškelt išsikelt savo tos kažkur kitur, produktus ane? arba tavo deaktyvuoja Mhm, paskyrą ir viskas. Tai čia irgi susilaukia daug tokio, kaip mhm. sakyt, O koks ten heito. skaičius klientų, nežinai, kiek čia palietė? Nu, Nežinau, bet vis tiek ten kelis tūkstančius tai tikrai tikrai yra ten palietė. Amerikos rinkoje, tai Mhm, manau labai daug, kokioje Australijoje, ten mhm. Kanadai. Tai, tai aišku, visi pradėjo apie tai daug kalbėti, kad visgi Shopify'us yra atskiras verslas, ane, ir jisai gali priimti sprendimą Taip, jie ir kažkokią ir socialinę tu atsakomybę neturi, neša vis tiek jie. tai nėra tavo parduotuvė. Ai, turi omeny, kad irgi, nes vat ką mes, pavyzdžiui, su Etsy šitų klausimų dabar jau čia nepalietėm atskirai, manau padarysim, kad, pavyzdžiui, ar platforma, ar svetainė, žinai, padiskutuosim. Bet tai čia, pavyzdžiui, tada mes visąlaik sakydavom, kad Shopify yra nuosava parduotuvė Ne, tu realiai žmogaus. tu nuomojas, tu iš jų viską nuomojas, ane, tu nuomojas jų serverius, tu Bet nuomojas taip, jų įrankį. bet su Hostinger tada kaip? Nes, pavyzdžiui, E, Hostinger tai neuždarinėja savališkai jokių svetainių. vat nežinau Šiaip tai, su nes ten irgi tu hostingeriu. perki hostingo planą, Tai realiai. bet hostingo planas, jeigu hostinė, ne ten kokį WordPresso webą, o jeigu su Tu gali builderiu, yra 2 atskiri. Tai yra tu perki tą, cloud, vadinamą tą hostingo planą, kur tada gali WordPressą darytis. Ir kitas variantas, kur perki business tą planą, tai vat įeina visas builderis ir hostingas įeina. mhm. Tada gauni ten domeną nemokamai Bet ar metams. tu gali, pavyzdžiui, hostingerio svetainę išsikelt į kitą aplinką, į kokį kitą hostingą Gali. ir nebedirbt Matot, su hostingeriu, tarkim, su hostingeriu vat reikėtų nebemokėt pinigų, bet turėt tą svetainę. reikėtų techniškai pasižiūrėt, žinok, nes yra funkcija perkelti, yra tų funkcijų ten nemažai, žinok. Bet reikėtų techniškai kad išsikelt tai faktas, kad eina, žinok. Bet tik tiek, kad tu sumokėjęs būsi, jeigu, nu, metams į priekį, nes hostingery nėra, kad ten kas mėnesį Mhm. moki, žinai, tu susimoki metams, metinį planą arba 2 metus, arba 3, ten 4 metus tada ir ten gerų dylų gana būna, tai tiesiog, nu, tu būsi likęs sumokėjęs, žinai, tu nesinaudosi, kažkur kitur naudosiesi tą. Bet reiktų pasižiūrėt tą techniškai, bet šiaip tai, nu jo, apie Shopify kai kalbam, tai aš ne kartą girdėjus, kad kalbama kaip vadinamas žodis platforma. Taip. Apie Hostinger niekada taip nesako, kad tai yra platforma. Tai yra, nu, kaip kūrimo svetainės platforma, jeigu tai mes žiūrėtum techniškai, bet Hostinger daugiau kaip Nes platforma. paprasčiausiai Shopify yra jisai, nu, sukurtas ant ten, jie net savo tą programavimo kalbą Mhm. turi ant Liquid, tu jos niekur neiškelsi ir jeigu tu, nu, Tai jeigu Shopify sukurta svetainė, tu negali jos išsikelti negali tu į jos kitur. niekur išsikelti, tu jeigu nutrauki mokėjimus, viskas Ne, uždaro tu turi tavo tai realiai, tu turi parduotuvę. nuo nulio kurti kitą svetainę. Taip, Tai su Hostingeriu tikrai ne. tai va, tai čia Tu yra, gali. Į Hostingį, tik į sakykim, Hostingerį gali jo. atsikelti, tik iš Hostingerio. Tai čia, Šiaip tai sakykim, pasitikrinsiu, bet, esu yra vat tikra. tas toks galbūt niuansas ir Mhm. minusas ir kur, nu, pavyzdžiui,
Čia aišku, neskatinu to nieko daryt, bet, na, yra žmonės galbūt užsiema kažkokiais ne visai ten Mhm. baltais ar švariais dalykais, ane, pardavinėja, Taip, tai Shopify'us bet kada gali užbaninti jo. ir tu nieko nebeturi. Išsisaugot produktus visą Jo, laiką kažkur su tai yra. WordPressu niekas tavęs Taip. neužbanins, tu susikūrei tą svetainę ir tu niekam nieko nemokysi, Mhm. open source'as yra ir nieks iš tavęs jos nebeatims. Jo. Tai čia vat yra tas niuansas. Nu, čia toks Nu, pliusai ir minusai, nedarykit ne? nešvarių dalykėlių, nekenkit žmonių sveikatai, naudokit etiškus veiksmus versle ir Ir viskas bus kurkite gerai. Jo. grožį ir gėrį. Neskeminkit, viskas bus gerai Okay. tada. Ir neužbanins. Bet, Taip. nu, bet kalba apie tai eina, kad visgi visiems tai yra priminimas, kad Mhm. čia kaip ir Amazonė, neprekiauja, reci. Atsijo. Realiai Bet nepriklauso visiškai. tai ne tavo verslas. Nu, ta Mhm. prasme, iš dalies tavo, bet iš dalies tai yra Taip, Etsy. Ir Etsy tai Etsy gali išvis, nuspręsti Etsy tave tai uždaryti. visiškai yra net techniškai, tai yra žmogaus paskyra Taip. ir toje paskyroje sukuriamas tas e-shopas, vadinamas techniškai, nu, tai vadinamas e-shopas, bet tai yra realiai tai tiesiog paskyra. Ir jau jie prekiavimo, tai Etsy taip bet kada, Etsy tai ten mes kitą kartą šitų klausimų pakalbėsime. Tuos sekančius 2 video, kur minėjau pradžioje, tai kitus mes esam suplanavę, bet šitą, manau, irgi padiskutuosim. Tai va, tai manau, kad gana taip, nu, išsamei nubrėžėm, ten dar neaptarėm kainų ar ne, bet čia irgi labai priklauso, Ne, čia matyt, ten galima ką valandas kalbėt. Shopify nuo iki gali būt ten, kiek mažiausiai, paskutinis va, momentas, kiek mažiausiai Shopify kainuoja Dabar, kad mėnesiui, nesumeluot, pavyzdžiui, ar arba metam. 39 €. Mėnesio, ane? Jo, Tai tikrai jisai žymiai pakėlė brangesnė tą tada negu kainą. Hostingeris, nes Hostingerį galima metam už 90 kažkur eurų pasiimti Tiktai vėl. tiek, kad ten už Ir tuos 39 aha, daug gauni, nes gauni ir ten e-mailų jau įrankį, kur 10 taip, 000 taip, e-mailų taip, gali taip, siųsti ir daug tada ten o čia ir viena tik visokių vienas nemokamų e-shopas įskaitų. ar kiek nori darais? Vienas e-shopas. Vienas e-shopas tik, Ir netgi okei. vienas e-shopas su vienu akauntu. Tai jeigu tu norėsi, kad dar vieną žmogų A, prijungti ir jis okei. galėtų administruoti, tai tada Nu tai turėsi jo, jau tai čia man brangesnį planą. dar labiau sudėliojau tai, kad Shopify yra, nu, sakykim, rimtam, labiau rimtam Taip. verslui, kur žmogus pasiruošęs kurti tą Su verslą padaryti. Shopify Jo, yra hostinge būtų labai tokia normalu personal, žinai, mokėti gali 100 būt. eurų į Jo. mėnesį už visus įskiepius, už ten, Mhm. kad dar nu, nežinau, ten Taip. planas, dar kažkas. Jeigu jau eisim į brangesnį planą, kur daugiau ten žmonių prisijung, dar kažką, tai jau ten 79 € tas planas, Mhm. nu ir taip toliau. Tai, Jo. e, Tai va, tai kas klauso, tai galite ir jūs pasidalinti, ar kažką esate kitų bandę, naudoja, arba naudojat Shopify, hostingį, ar pliusai, minusai, nes kažkas keikia vieną, kažkas keikia kitą. Tai čia nuomonių įvairiausių, visko gali būti, tai idealių nėra pasidalinkit. turbūt. Taip, idealių nėra, gal mes nežinom apie kažkokį kitą idealų įrankį. Tai Nu dabar šitą su vietą. Elim gali savo kurti. Taip, taip, tai va turi būtinai ir aš tai pasidalinsiu būtinai, kai jau išbandysiu Horizon. O ką norėjom pasakyti? Ai, o jeigu kažkas nori detaliau apie Shopify ir Marių pasiekti, tai skaitykit aprašymą, paliksiu ir Mariaus kontaktą ir mano, tai šiaip tai per noriu daugiau platformą mus galit pasiekti. Ten labai detaliai mes ir konsultuojam šituose klausimuose. Tai tiesiog susisiekit, jeigu kažkoks greitas klausimukas, tai tiesiog atsakysim, jeigu išsamesnės pagalbos irgi patarsim. Tai va, būtinai pasidalinkit komentaruose. Iki. Iki, ačiū.